Nepaslaptis, jog didžiausiuose pasaulio miestuose automobilių spūstyse galima praleisti nemenką gyvenimo dalį, kuomet nors ir visai nedidelė, tačiau privilegijuota visuomenės atstovų dalis gali pasirinkti alternatyvų transportą ir, kaip sakoma, iš taško A į tašką B keliauti pavyzdžiui sraigtasparniu. Bet Klaipėda dar ne apie tai. Nors štai mes jums norime pasiūlyti, kol kai kuriuose Uostamiesčio gatvėse kaupiasi automobilių spūstys ir juose stovintis žmonės, bet tik tie, kurie sėdi keleivių vietose, gali paspausti patiktukus ir prenumeruoti mūsų kanalą. Nukeliauti iki vieno pagrindinių miesto arterijų susijungimo, būtent oro transporto, ir pažvelgti, kaip ši visai neseniai perdaryta Baltijos prospektą ir Šilutės plentą jungianti žiedinė sankryža su estakadomis dorojosi su gausėjančiais automobiliais Klaipėdos mieste. Nepaisant to, jeigu jums ir nereikia lūkuriuoti trumpam, o kartais ir ilgėliau, tarsi sustabdytose laiko gatvelėse, vis vien jūs galite paspausti patiktuką ir parašyti komentarą po šiuo video. Įdomi jūsų patirtis Klaipėdos miesto spūstyse.